Aš praeitą vasarą keliau per Lietuvą ir nakvojome atsitiktinėse vietose palapinėje. Per šią kelionę nutiko visko, kartais nerasdavom vietos nakvynėje, o kartą teko miegoti per audrą. Netgi kilo minčių, kad medis gali užkristi ant mūsų, bet laimiai viskas baigėsi gerai, išlikom sveiki ir gyvi. Kavos duosiu! Kavos duosiu! Tai buvo mano antroji kelionė, per kurią aplankiau daugybę vietų, pamačiau daug įdomių objektų, sutikau įdomių žmonių ir patyriau nepamirštamų įvykių, kuriuos noriu pasidalinti su jumis. Iš viso kelionėje nuvažiavau apie 1500 km ir nuėjau daugiau nei 100 km pėsčiomis. Šiandien pamatysite pirmąją dalį šios kelionės, tad spauskite like ir surinkame 1000 patinka paspaudimo, jeigu norėtumėte greičiau pamatyti antrąją dalį, taip pat pakomentuokite, kur patys norėtumėte nukeliauti. Visą kelionę pamatysite iš mano mašinos kameros, fotoaparatų ir drono vaizdu, aš stengsiuosi viską jums papasakoti. Tikiuosi, kad jums patiks, kadangi tai yra mano pirmas vaizdo įrašas visiškai kitų stiliumi, todėl iš anksto atsiprašau, dar yra kur matytis. Jeigu daugumai iš jūsų patiks ši kelionė, šiais metais vėl keliausime ir sukursime dar vieną tokio tipo vaizdo įrašų sezoną, tik šį kartą dar geresnį. Taigi kelionė prasideda nuo Alytaus, kur aš šiuo metu gyvenu, o pirmasis tikslas pasiekti Panevėžį, kur turėjau paimti savo draugą. Pati kelionė užtruko apie 2,5 valandos, pakeliau keliose vietose taip pat pakėliau droną. Pasiekęs Panevėžį, iškart išvykome link Ukmergės, nes tai buvo pirmoji kelionės stotelė. Norėjau aplankyti Taujėnų dvarą. Sustojom, apsižvalgėm, padariau kelias nuotraukas, tačiau į vidų neėjome, nes buvo mokama, o tam biudžetą neturėjome. Tad išvykome tiesiai į Ukmergę, kelionė užtruko, bet galiausiai ją pasiekėme ir miesto centre pavyko rasti nemokamą vietą mašinai. Pasistačiau automobilį ir išėjome aplankyti kelių vietų. Viena iš jų buvo Ukmergės miesto laikrodis, kuris buvo visiškai sugadintas, laidai tik išoje. Neugi kas nors pavogė. Toliau aplankėme Ukmergę šokančias kates, Piliakalnį ir štai prieš jūsų akis iš drono miesto panorama. Gerai, ponas, galit pademonstruot, kaip reikia vandens prisipilt. O. Laikas buvo nuvykti arčiau centro, nes jau buvo laikas pavalgyti. Vienas ukmergietis mums parekomendavo pizzeriją Ukmergėje, todėl nusprendėme ją išbandyti. Pica buvo tikrai nebloga, kaip jūs žiūrovai iš Ukmergės, kad dar turėtume kitą kartą išbandyti atvykę į jūsų miestą. Po picos iš karto nuvykome į neseniai įrengtą Lietuvos miniatiūrų parką. Čia buvo galima pamatyti miestų pavadinimus, tačiau kol kas parkas atrodė gana tuščias. Tikiuosi, kad ateityje parke bus daug daugiau į ką pasižiūrėti. Žvalgydamėsi po parką pastebėjom, kad artinasi tamsus debesis ir patikėkit, jie gero nežadėjo. Nusprendėm, kad laikas sėsti į mašiną ir pajudėti. Nemeluosiu, žinau, kad lietaus neišvengsime. Bet tokio lietaus! Per lietų net nemačiau, kur tiksliai važiavau. Sustoti ir laukti, kol nustos lyti, taip pat nesinorėjo. Per tą lietų net nusukau ne į tą gatvę, bet galiausiai per milžiniškas balas išvažiavome iš Ukmergės. Jau buvo vėlu, apie 7 valandą vakaro, nusprendėme susirasti vietą nakvynei. Iš tikrųjų vieta turėjo būti už molėtų, todėl pravažiavimo molėtus, kurios nusprendėme palikti kitai dienai, važiavome dar apie 10 km. Tačiau ten vietos nakvynei rasti nepavyko. Buvo viena stovyklavietė, tačiau nakvynės kainai neklystų siekė apie 12 eurų, tai mums buvo per brango, nes turėjome griežtą biudžetą. Todėl nusprendėme važiuoti iki Labanoro, prie kurio yra ežeras. Ten radome laisvą vietą nakvyniai. Kai atvykome, jau buvo 8:30 vakaro, tad turėjome nedaug laiko, kad pasistatyti palapinę, kol nesutemo. Kadangi normalus apšvietimo neturėjom. Nesijaudinkit, kitiems metams jau turiu normalų žibintą, tai ši bėda nepasikartos. Bus galima statyti palapinę nors ir antrą nakties, jei aišku dar ant kojų pastovėsim. Tai kaip matote, šiuo metu aš uždėjau puodą ant ugnies, kurią reikėtų šiek tiek padidinti, palaukit. Čia turim šiek tiek gert, turim šaldytuvą, turim vandens 10 litrų, mano kuprinė, čia dar šmutkių, dėžė pilna visokiausių daiktų.
Turim laužą, kuris greitų metu degs. Ir turim palapinę, kuri nesugriuvo šį kartą. Ponas, ką turit, koks jūsų komentavimas apie palapinę? Šita palapinė yra tokia nuostabi, kad nesugrius kaip aną kartą, kai mes statėme ir mane sulyja ir mano kojas buvo išlindusios per priekį. Jau pasikojas buvo išlindę. Nemokamą reklamą darom Husky brandui. Jeigu jis nesušlap šiandien, tai reiškia gera palapinė. O čia mes turime ežerą. O čia visai šiaip neblogai. Čia yra persirengimo kabina. Turim tūliką. Ką nori pasakyti? 1000 laikų ir Enoksas nuogas šoka į upę. Ką? Tu irgi tada. Tai vat, man atrodo jau, žinau, puodas jau leidžia sparnus. Pasiklausykit, chebra. Mama mila, kaip čia skanu. Nu ką aš jums galiu pasakyti, ugnis jau dega, užkūriau, visgi moku dar ugnį užkurt su akmenukais. Čia kitas pakas, bulvių yra, konservų, čia turim arbatų, kakės makės arbata ir čia turim mano arbatą ir jo kažkokį kušišis. Ir kas čia? Ir kas čia? Čia yra ypatinga kuprinė su daug gerų daiktų. Žinosiu, ką reikės paimti naktį. Pabandy. Bandysiu. Dėk laimę. Tai atleidžiam vakarą, kepsim mėsą, bandysim bent kažkaip kept, nežinau. Nes čia visos malkos, kurias aš turiu, daugiau nieko neturiu. Papasakosit gal kokią istoriją, ponas? Kokią istoriją tu papasakok? Iškart nusikeikė, ar gražu? Ką tu čia turi? Nu. Mėsa. Ai, mit? Postik. Nu, da. Postik. Įvertinkite mūsų pastatytą palapinį nuo 1 iki 10 komentaruose. Taip, jums neparodžiau, čia mūsų popkornai, mes vakarienį valgysim šitą, mes dažysim savo dantis juodai. Ten žmonės sėdi, čia muzikos junginėja tokia žiaurės, o ten žmonės nakvoja. Ką aš jums dar galiu parodyti? Konteinerį, norit šiukšlių pamatyti? Galit žiūrėti jo kojas, o žiūrėkit jo kojas. Matot jo kojas? Wow, tokią specialią pirštinę turiu. Eisim statyti klizmos jam. Aišku, šiais metais šašlykinės ar kažko panašaus nepasėmiau, tad tiesiog kepiau ant grotelių ir meldžiausi, kad viskas normaliai iškeptų. Visgi tai buvo geriau nei praeitais metais, kai abu kepėme per lietų, jis laikė išskėti, o aš plikomis rankomis varčiau šašlykus. Laužo tuomet pasidarėme, iš šlapių šakų ir eglių. Tai va, čia yra mūsų angliukai, labai skanus. Turim pomidorų, turim konservų, turim dar burokėlių, turim dar konservų, turim šitų, kaip ten tas, bulvės su vandeniu. Turim indų ploviklę, jeigu blogą pasidarys. Taip pat ant laužo dar kepam Lidlo dešras, kurios ir gaidys paskutinis, visiškai nerekomenduoju. Tai valgykit, ponas angliuką. Krėmkit anglį. Tai va, žodžiu, vse, šiandieną kaip ir viskas, susitiksim ryte iš ryto. Koja žiūrėk atrodo. Tai palapinė normalią. Biškai prilyja, bet tas išgėrė viską, tai netai baisu. Jeigu ką, paukokit Enoksui kokius 2 eurus, jisai kvapukų nusipirks, kad nespridėtų koiniam. Ja, aš pamiršau koinės antras pasiek. Smirda, bet iš jų krūmai aš įdėjau. Kojas su gal nesmirpala. Nu, smird, bet nebaisiai. Pakenčiama. Gribeliu dar neatsiduoda. Lygtais nieks neįskrido į vidų, svetiminė sėdė troboj. Tai vat, pirmąjį naktis, nieks gal neužpuls. Taigi, per pirmąją dieną nuvažiavome nemažai kilometrų, važiavimas truko apie 5,5 valandos, o suvaikščiome apie 5 kilometrus, bent jau mano telefonas tiek rašė. Tai tik pirmąją dieną, o priekyje mūsų laukia daugiau nei savaitė nuotykių. Antra diena. Įsimiegojom pakankamai gerai, atsikėlėm apie 9 ryto. Palapinė nesugriuvo, tad pasigaminom arbatos, pavalgėm, o tuo metu atvyko gandras, kuris ieškojo varlių. Čia yra palapinė šitoj pusėje, aišku, jūs jos nematot, nes nieks negali kameros pasukti. Ponas operatoriau, rodykit. Tu kamerą galėjai pasukti. Tai kam tu jį visą pakėlį, taigi ten sukasi kamera. Miegojom neblogai, kaip ir neužpylė vanduo. Bet lyjo, lyjo, žinokit. Lyjo visai neblogai, bet neužpylė. Suvalgėm
vakarykštę apsupuvusią dešrą. Jo, mes šoksim į vandenį nuogi, gaila jūs nematysit, bet jeigu ką mes turim savo OnlyFans, tai galėsit ten stebėti mūsų šokį. Jo, ir Patreoną turim irgi, galite euras į mėnesį. Tikiuosi žmonės nevaikštų, nieks negirdėjo, nes man atrodo, mumis šitaip ar taip sveikais nepalaikė niekas. Tai vat, tokios žinios, čia nevažiuosim į Molėtus, iš Molėtų grįšim pro šitą pusę ir varysim į Aukštaitijos nacionalinį parką. Aišku, prieš išvykstant, užlipdžiau ir palikau 2 savo kelionės lipdukus. Jeigu kada nors juos ten surasite, praneškite. Išvažiavom ir keliavom link Molėtų atgal. Iš viso kelionė užtruko 25 minutės. Pasistačiau mašiną ir pajudėjom žvalgytis po Molėtus. Pirma, įsigijau Molėtų suvenyrą. Visus suvenyrus, kuriuos įsigysiu per šią kelionę, parodysiu paskutinėme vaizdo įraše. Tada nuėjome iki Molėtų fontano, pamatėme įdomiai atrodančią pavėsinį ir keistą paukštį be galvos. Iš tiesų čia buvo 2 grupės paukščių, o manėm, kad tarpusavyje susipjaus. Toliau nuėjome iki milžiniškų žvejo batų su meškerėm, pamatėme milžiniškus uodus ir pakėliau droną. Smagiausias vaizdas buvo taip, kad viduryje ežeriuko stovi milžiniška plūdė. Kažin kas galėtų užkibti su tokia. Taigi daugiau pasivaikščiom po Molėtus. Vienur namą išdažytą radom, kitur laikrodį, skulptūras, paveikslus, piešinius. Užsukom ir į bažnyčią, pro kurios langus mumis stebėjo Jėzus. Ežere matėsi dirbtinės valtys, o krante geležiniai indai, tikriausiai iš jų galima ir valgyti. Dar padariau keletą kadrų iš drono. Atėjo laikas išvykti iš Molėtų, tačiau prieš tai ieškojome tualeto. Nuvažiavome į prekybos centrą iki, bet tualeto ten neradom. Pakeli dar užsukome į kebabinę, apie kurią girdėjom gerų atsiliepimų. Kebabas buvo neblogas, bet prie kebabų dar sugrįšim vėliau. Galiausiai suradome tualetą kitoj parduotuvėje ir išvykom iš Molėtų. Tad pravažiavom per betonkę ir pajudėjom link apžvalgos rato. Atvykom į Mindūno apžvalgos bokštą. Bokštas iš tiesų gražus, atrodo kaip mini Eifelio bokštas. Mano draugas turėjo aukščio baimę, todėl jam užlipti į viršų buvo tikras išbandymas. O kaip yra su jumis? Ar turite aukščio baimę? Kaip su ja susitvarkote? Aplinka jauki, ežeras gražus, tad pasibuvom ir pajudėjom toliau. Kadangi jau buvo 6 val. Vakaro, reikėjo pradėti planuoti, kur nakvoti. Pakeliai dar sustojom nufotografuoti bažnyčią ir keletą Labanoro pastatų. O tada ilgą kelią keliavom link Aukštaitijos nacionalinio parko. Važiuodami pakeliui sustojom Kaltanėnų dvaro parke. Tiesa, pačio dvaro ten neradome, tik palapinių. Tačiau vos už kampo suradome kaukazietišką virtuvę. Jos meniu matote savo kranus ir patikėkit, 8 eurų už kebabą buvo verta. Pasidalinam jį per pusę ir jis buvo toks skanus, kad mano draugas norėjo pakartoti. Deja, laiko tam nebuvo, turėjome judėti toliau, nes jau buvo 7:30 vakaro. Galiausiai po 10 minučių pasiekėm savo nakvynės vietą. Tai vat, palapinė stovi, šitas kampas, kurį jūs matot, jis nėra lygus, o jis turėtų būti lygus. Žmonės čia vis važiuoja ir važiuoja, kai matot. Tai va, čia žodžio pas mus, kai matot, yra dvaro pienas, kapučinas, gaidžio sausainiai, vanduo, kas čia dar, jo, va dar vandens. Yra instrukcija, kad čia reikia vieną pagalį į vidurį dėti. Ir jis dabar tą daro, o matote, rankai įsikišus buvo. Ir jis dabar tvarko palapinę. Tai žodžiu, parodysiu, kai užbaigs, ar lygiai atrodys bent jau tą palapinę, nes gal reikės pusę perstatyti, nežinau. Čia va, turim šiokį tokį laužą, ant kurio gal kažką kepsim. Nu šiaip ne, kepsim tai nieko, gal tiesiog laužą užsikursim. Žinot, atvažiuoji į miškus, tai reikia gal biškį malkų pakuriant. Tai vieta jo nebloga, čia yra tulikas. Aš jums galėsiu tuliko tutorial parodyti, bet man rodos reikės viską cenzūruoti, nes ten tiesiog baisu, žinokit. Bambaliu apačioj. Prisniot ir iš karto išgėrė, užtat ir tokią palapinį. Va, matot, ką jis gėrė? Na, o čia štai čia yra krantas. Akmenuotas tiltelis, kuris atrodo normalus, tikiuosi neįlūšio. O čia vaizdas nuo ežero kranto. Tuo metu buvo labai gražus vakaras. Va, jeigu matot,
Matot, toks nulipimas, tai galbūt ryt maudysimės, nežinau, priklauso kokia temperatūra bus. Apsižvalgęs patraukiau atgal. Kaip tyčia pradėjo lyti ir dar turėjom perstatyti palapiniai, kad jie tvarkingai stovėtų. Tai va, kaip sakoma, atnaujinimas palapinė užbaigta. Tai pagrindinė problema buvo ta, kad mums sudėjus viską liko dalių ir nežinojame, kaip jas reikia sudėti. O kadangi mes dar gydo nežiūrėjom, tai galvojom patys galėsim viską padaryti, žodžiu, mechanikai būsim puikus. Darėm dar kartą viską, bet ant greitą ir per lietų. Jo, žinokit, ten vidury jau jakuzis, galvojam muilo pasimti ir pasimaudyti palapinį. Tai dviesiai pirtį eisim dabar į vidų. Šį bei tą reikia paskepti, užbaigti tai, ką reikia valgyti, kas bijo karščio, nes, žinokit, ledukų į kiekvieną maksimą nevarinėsiu. Nes, matot, bėda su ledukais tai, kad mes buvom 3 parduotuvėse ir tik vienai maksimai radau. Jo, Hebra, čia yra užrašas Edvis, aš jums... Padarė, prisipažinkit. Ja, prisipažinkit, kas užrašėt čia pavadinimą Edvis. Iškepiau Kievo kotletą, be aliejaus, žiūrim, kas bus. Shit. Čia palėjus turėjo įsilydyti, alėjus neįsilydė, ponas. Tai dar 4. Tai man rodos reikia tikrai ant aliejaus varyti, žinok, motherfucker. O po skanaus Kijevo kotleto reikia padaryti ir tualeto apžvalgą, nors nereikia, ten per daug baisu. Bent jau tualetinio popieriaus daug. Žodžiu, Hebra, mes dar nusprendėm šiek tiek pažaisti iš pinigų. Biškai įsėjame pinigų, va. Štai va čia, matot, yra 500, čia visa, žinokit, visą krūvą. Kas laimės, tas gaus visą šitą krūvą pinigų. Gerai, žaidimą paliksime kitai dienai, kadangi tą vakarą nelabai sekis žaisti. Ir neklauskit, kodėl ten tokia korta, paaiškinsiu kitą kartą. Tad truputį padėliam kortų ir ėjome miegoti. Čia yra paskutinė nuotrauka, netoli mūsų stovyklavo žmonės. Čia yra jų laužo nuotrauka, nes mes jau patys tingėm tą vakarą kurti laužą. Tad tai baigėsi antroji diena, nukeliauta nemažai, liko dar daug. Šiam vaizdo įrašo kaip ir viskas, todėl prašau jūsų, jeigu jums patiko ir norite greičiau pamatyti tęsinį, renkame patinka paspaudimus. Kuo daugiau, tuo greičiau, kaip ir parašykite komentarus, kur jūs norėtumėte patys nukeliauti Lietuvoje, kaip vertinate mūsų palapinę ir galbūt jūs žinote, su kuo aš keliavau kartu. Tad ačiū visiems ir susitiksime kitą kartą. Iki.